Dėdukui vienam labai susuko vieną dieną vidurius. Ir jis namuose ieškojo grielkos, nerado termoforo ir beldžiasi pas kaiminę, sako, kaiminka, atsiprašau, sakykime, man labai susuka vidurius, gal jūs galėtumėt man paskulinti grielką. Sakom, kaiminėlė, žinot, grielkos aš neturiu. Bet suprantat, aš turiu, pavyzdžiui, namuose katiną. Tai aš lygiai taip pat, kaip grielka, padedat ant tos vietos ir jis absoliučiai, kaip laukinis tas gyvūnas, jis nuima visą tą blogą energiją iš jūsų kūno ir viską nustoja skaudėti. Sakykite, galėtumėt man biškutį paskulinti kokiai parai. Tai žinoma, jūs dėkitės, aš tuo labiau išeinu dabar į darbą, aš rytoj užeisiu pasiimti. Prašau, puikiausiai, žinokit, viską kaip ranka nuims. Ateina kitą dieną, jinai pasiimt savo augintinę, tai pasibeldžia, durytės taip, prasivėrė katinas taip, pradurys, Jėzus, kas čia buvo? Ne, taip, alio, yra kas namuose, durys taip, atsiveria, stovi dėdukas, išsprogia akis, nukis sudraskytas, visas čia, krūvinas, sako, kas atsitiko jo? Sako, kaiminga, tai patarėsi, žinai, mašikai, patarėjai, tai aš mūsų prūtą netekau. Supranti, viskas buvo lyg ir nieko. Kol aš jam piltuvėlį užpakalį stačiau, jisai buvo ramus. Ale, po perkūnai, žinai, kai pradėjau verdantį vandenį pilt, aš nežinau, kas su juo pasidarė. Vienas veikėjas ateina pas gydytoją, 21 amžiaus lyga irgi alkoholizmas, žinot. Čia dauguma, man atrodo, žino, ką tai reiškia, ne? Kai parą guli žiūrėdamas į lubas ir akise atsispindi tik tai lubos ir liustra. Paskui ten įsijungi kvarcą ir per kanalus taip beprasmiškai irgi parą laiko. Išbraukta iš gyvenimo. Ir vienas taip nusprendė, sako, reikia užryšti, einu gydytis. Ateina pas gydytis, sako, gydytojau, darykit kažką, aš nežinau, geriu po 12-15 parų. Sako, suprantat, iš karto mest gert negalima. Gali organizmas net laikyti. Reikia palaipsniškai jį taip pripratinti. Jūs dabar taip, visą mėnesį po 100 gramų, bet nedaugiau 100 gramų į dieną. Fermentacijai ir miegui. Supratot? Supratau. Po mėnesio ateikit. Mes pratęsim gydymą. Praeina mėną, jis ateina, viziuzių gatavas. Pas gydytoją. Daktariuką, viešpatie, taigi aš jums sakiau, nedaugiau 100 gramų į dieną. Šie, ramiai, tu ką galvoja, aš pas tave vieną gydaus tai, ja? Paskui praeina namo tas pats, žinai, žmona sutinka 2 valandą nakties, sako, aha, tai vėl gatavas. Ko? Aš butelį alaus ant 6 padarėm. Paskui degtinės, tiek išgėriau. Įdomu, iš ko jau gėriau. Nebuvo čerkutės, tai iš taziko gėriau, bet tiek buvo tazikė. Ta kur paltas? Pragėri? Kodėl pragėriau? Pamečiau. A butelis iš kur? A butelį randau. 2 valandą nakties grįžta vyras, jau kažką tai rakina duris atsidaro, žmona su kočėlu stovės, tai prakta. O, brangia, tu amatai, tu vis kepi. Apie gydytojus, kada yra daug tokių šmaikščių, bet patys fainiausi trumpiausi. Vienas ateina, sako, gydytojau, nežinau ką daryti, galiu užeikit, kas yra. Suprantat, man yra asmenybės susidvejinimas. Jo, sėskit, viską 4 čia ir aptarsim. Vienas atbėga, gydytojau, man kažkas šiknoja negerai. Kas ten gali būti gero? Atbėga į vaistinę vienas. Sako, atsiprašau, man gėda sakyti, bet jūs man pardavėt vakar negerą prezervatyvą. O ką, kiauras? Ne, linksta. Dykuma, visiška dykuma ir sėdi 2 archeologai dykumoje kasinėja. 300 km nuo artimiausių gyvenamo rajono. Vieni, dviese, be nieko, be muilo, be raketų, be vandens. Sėdi kasinėja. Tas vienas ten koklius su šepetuku, kažkokius plytas, o kitas raciją turi ir konspektuoja, kas jau surinkta. Ir staiga tas, kur prie racijos, jis taip
Žiūri, tas milžiniškų greičių atbėga, ten dulkių kamuoliai, smėlio, rėkia iš tolo, sako, greitai skambink į centrą, man girza įkando į šitą vietą. Sako, kas ta girza? Nuodingiausia pasaulyje gyvatė. O Jėzus, Marija, už telefonų čia. Centras, alio. Stok, neįkarti, apkrėsi dar. Stovėk ten, skambink. Nu, greičiau. Alio, centras, duokit man ligoninę. Ligoninę man duokit, pas mus problemos. Stovėk, niek. Ne jum, jūs tik kvieskit ir atjunkit ligoninę. O, Jėzus, kaip tu išbalai, o Jėzus. Alio, gydytojas, labą dieną, ligoninė. A jūs būdintis, jo? Problemos pas mus. Nu, archeologai mes. Klausykit, ką daryt, jeigu įkando girza? Ko? Nu jo, žinaugi, ką nuodingiausia pasaulyje gyvatė. 2 minutės turi tik, jo? Klausykit, tai ne, mes neturim jokių priešnodžių. Nu kokie priešnodžiai, čia kai mes dykumoje sėdėm, šepetukai, be muilo, be nieko, fantos butelis ir viskas. Ką daryt? Nuodus, jo? Nedelsint per 2 minutės, ja? A kitaip tai... Niek, suė. Klausykit, a jeigu šito nepadaryt, tai kas? Nu jo, čia tai jo. Liūdna. Jo. Aha. Nu gerai, jo, tvarkoj, ačiū. Nu, ne, viskas gerai, toj. Viso gero. Nu, ką pasakė gydytojas? Gydytojas pasakė, kad tu numirsi. Ateina dėdukas pas gydytoją ir sako, daktariukas, klausykit, turiu tokį labai subtilų prašymą. A jūs negalėtumėt man išrašyti receptuką Viagrai? Sako, nu dėdukai, tu pasižiūrėk į save, kiek tau metų. Daktariukas, jūs netaip supratot. Man reikia tik mažiuką gabaliuką, kad aš ant batų nesisiaučiau. Beldimas į duris, kas ten? Čia aš, kas aš? Aš. Tavo mirtis. Nu ir kas? Nu ir viskas. Vienas vyriškis pateko į avariją ir susilaužė žandikaulį. Visas kūnas tvarko, tik žandikaulis sulaužtas, įgipsavo jį, pajungė visus kateterius, su pipėtė maitina. Jis negali viskas. Ir paskambino žmonai, sako, jūs, moteriškė, jūs Petraitinė, jo, jūs labai nesijaudinkit, jūsų vyras pateko į avariją. Nesijaudinkit, nieko neatsitiko. Jis tik žandikaulį susilaužė, jam reikia pagulėti 1,5 mėnesio ligoninėje. Ja. Jūs tik vis dėlto ateikit aplankyti, vis dėlto vyras jūsų. Vyras jisai, nu tai ateikit. Gerai, aš to atbėgsiu prieš 2 pamainą. Atbėga jinai, Aloyza, Jėzus, kaip tu žiauriai atrodai, kaip tu baisiai atrodai. Jėzus, klausyk, čia tau, kad nenuobodu būtų, aš tau atnešiau džiūvėsėlių pagraužti. Dabar einu į darbą. Rytoj prieš 1 pamainą aš ir vėl užbėgsiu. Klausyk, ką tau rytoj atnešt? Jisai guli riešutus suka. Gydytojas atbėga į palatą prieš atostogas, atbėga didelė palata, visi ligoniai tokie, ligoniai, nu ką, daktariukas išeina atostogų, visiems iki pasimatymo, a jūs ten dviese kampe, sudie. Močiutė atėjo į laboratoriją atsiimti savo šlapimo analizų tyrimo. Ateina, sako, dukrytė, klausyk, aš čia buvau atnešusi kaip puslitrinį buteliuką su šlapimu, kur mano analizo rezultatai. Močiutė, nu, gerai, kad jūs atėjot, nu, ko jūs tik šiandien, vakar iš karto reikėjo ateiti. Kaip pasuprantat, vietoj šlapimo, jūs mums palygot 0,5 litro aliejaus, nu. Rūpužė, nu, tai žiūrėk, ašgi žiūriu, namuosegi kepu blynus, a jie nesikepa, nu. Chirurgas vienas grįžta namo ir namuose jį pasitinka šuo. Toks. Laiminga, sakai, fainulis, nu, čiambė. Tapkutės atnešk, Tik, atnešė tapkutę. O dėkit,
dirba, kitas kažko laukia. Jis taip, fainas, gerai, nesimeilink čia man. Neturėjau šiandien aš amputacijų, neturėjau. Ar žinot, kad besibučiuojant į burną patenka apie 5 milijonus bakterijų? Bet kai pagalvoji, tai kita vertus nuo tiek pat ir atsikratai. Jeigu norite sulėsėti, gerkite feirį. Labai naikina riebalus. Arbatos mėgėjams sako, niekada negerkite per daug karštos arbatos. Sprogs šlapimo puslė, nusiplikysit kojas. Raganosis labai blogai mato, bet su jo svoriu tai nebe jo problemos. Pranešimas iš olimpiados. Etiopijos bėgikas maratono bėgime finišavo pirmas ir susilaužė 3 šonkaulius į finišo juostelę. Čia iš vasaros olimpiados. Pranešimas iš žiemos olimpiados. Slidininkų trasoje nuslinko sniego lavina ir visi slidininkai finišavo kartu. Išėjo dėdukas į mišką pasisiot, sutiko mešką, tuo pačiu ir pakakojo. Nauji rusai, ne? Yra vienas klausė, sako, klausyk, aš girdėjau, kad tu vakar naują Mersą nusipirkai. Jo, sako, klausyk, kokia spalva? Sako, tu supranti, tu kada nors, pavyzdžiui, taip saulėlydį matėjai? Tai žinok, lygiai toks pat tik žalės.